dienos pusė iki pietų buvau susipažinusi su įvykiais Raseinių rajone, tarp kurių pastebėjau, kad yra pagrobtas automobilis. Ne kiekvieną dieną automobiliai Raseinių rajone grobiami. Tai būtent perskaičiau informaciją ir kad galimas įtariamasis buvo nurodytas. Ir kaip tik mums po pietų su vyru važiuojant, tas įtariamasis priešais mūsų automobilį atsidūrė. O jis jau žinomas yra Raseinių rajono policininkams, nes iki teistas. Kad pasitikslinti informaciją, aš dar pasiskambinau operatyvinės grupės tyrėjui, kuris dirba įvykio vietoje. Jis patvirtino, kad minėtas asmuo mūsų matomas gali būti pavogęs transporto priemonę. Paskambinau patruliams ir privažiavęs prie piliečių juos sulaikėm. Kol privažiavo patruliai, kuriuos susodinom tarnybinį automobilį ir išvežė į komisariatą. Ten pastebėjom, vienai sekančios sankryžos ir sulaikėm. Nuostabos tai iš pradžių net nebuvo, sveikinusi, o paskui suprato, kad jau jie bus sulaikyti. Staigmena buvo. Jiems patiems, nes jie linksmai ėjo gatve, šnekučiavosi, buvo nustebę, kad jie bus sulaikyti. Automobilis buvo rastas kelyje magistralinėme, neapgadintas ir grąžintas po apžiūros automobilio savininkui. Raseinių rajonas nėra didelis, ta kriminalinė padėtis yra žinoma. Pastoviai domimės įvykiais, tiek darbe, tiek ir po darbo. Taip ir gavosi, kad automatiškai užkliuvo akis už įtartino asmens. Aš manau, kad kiekvienas iš policininkų, kurie dirba kartu su manim, būtų lygiai taip pat pasielgę. Jeigu būtų pamatę šitą ar kitą įtariamąjį, jis taip pat irgi būtų nedelsiant sulaikytas, jeigu jis įtariamas kažkokios nusikalstamos veikos padarymu. Džiugu, kad Šiaulių apskrities pareigūnai pilietiški atlieka tokius, jeigu galim pavadinti, žygdarbius, nedarbo metu, laisvų nuo darbo laikų. Per Liepos mėnesį, tai jau trečias atvejis, kuomet pareigūnai būna pilietiški ir įvykdo tokias misijas kilnes. Tai Joniškio patrulių rinktinės, o šiuo atveju yra Raseinių PK.